Aš tai neįsivaizduoju, kaip čia, ar tikrai įmanoma čia? Tikrai įmanoma. Kojom pirmin ar taip galva, kaip aš bandžiau? Galima ir kojom, galima ir galva. Reikia bandyti. Ne, nu visai, aš ir taip nelinda mano. Geriau nebandysiu, nes paskui užtryksiu, reikės manęs traukti šitą. Parodykit kaip. Nu, bandysiu parodyti. Tačiau eksperimentui dar net neprasidėjus, Arvydui teks įveikti dar vieną užduotį – psichologinę. Ugniagesiai turi pavojingą situaciją apibrėžiantį posakį – nulinis matomumas. Būtent šiais dviem žodžiais jie nusakė tai, ką netrukus patirs Arvydas ir Diana. Jiems reikės išsilaisvinti iš beveik aklinos patalpos, visiškoje tamsoje surasti ir pralysti per siaurutėlaitį tunelį ir labai ilgam sulaikyti kvėpavimą. Žinome, kad nekvėpavimo rekordai priklauso būtent jiems, bet 100 kvadratinių metrų belangėje patalpoje siautės atvira ugnis, deguonies kiekis tirps žaibiškai. Maža to, netrukus po to, kai įsiplies liepsna, eksperimento patalpa bus užtvindyta dūmais. Išties, nulinis matomumas. Pabandykite patys. Užsimerkite, giliai įkvėpkite ir nebeiškvėpkite. Sulaikykite kvėpavimą kuo ilgiau. Nusiraminkite ir įkiškite galvą į iki 1200 laipsnių įkaitusią orkaitę. Būtent tokiomis, tiksliau dar sudėtingesnėmis sąlygomis, Diana ir Arvydas stengsis atlikti eksperimentą ir išlikti gyvi. Vėl be oro, tačiau šįkart pragariškame karštyje. Kvėpavimą, kontroliuot kvėpavimą. Sunku kvėpuot. Ką daryt dabar? Negaliu, užstrigau. Tai bandau dar. Pirmin. Sunku kvėpuot. Aš nežinau, koja man dabar. Užstrigau ten kojas kaldas šakės. Aš pajutau kažką paniką, kvėpuot sunku pirmiausia. Ir nieko